Sveiki! Šiandien kalbėsime apie sensorikos sutrikimus. Kviečiu Jūs pažinti pasaulį, kur pojūčiai veikia kitaip. Ar kada nors matėte vaiką, kuris užsidengia ausis, kuriam sunku priimti aplinkos triukšmą, kuris nuolat juda ir negali nusiraminti, kuriam sunku sukaupti dėmesį? Galbūt tai nėra vien tik tai noro ar nenoro klausimas, o apie tai byloja sensoriniai poreikiai arba sensoriniai sutrikimai. Labai svarbu suprasti, kad sensorikos sutrikimai nėra pasirenkami dalykai. Tai yra neurologiniai procesai, kurie reguliuoja vaiko elgesį, emocijas, tam tikrus veiksmus, kuriuos jis atlieka atitinkamoje aplinkoje. Ir mes negalime nutarti, kad tų sensorinių poreikių būtų daugiau arba mažiau. Sensoriniai poreikiai, tarsi kaip tam tikri ąsotėliai, kuriuos mums reikia pripildyti dienos metu ir tam, kad galėtume pilnavertiškai dalyvauti socialinėje aplinkoje, kad vaikas galėtų dalyvauti mokyklos veikloje, būreliuose, kad jo elgesys, emocijos galėtų atitikti tam tikrą socialinį kontekstą. Ir dėl to mums kaip mokytojam, specialistam, socialiniam darbuotojam, kineziterapeutam, ergoterapeutam ir kitiems yra labai svarbu žinoti ir suprasti, kas yra tie sensoriniai poreikiai. Kai kalbam apie sensorikos sutrikimus, tai tikrai galime sakyti, kad tam tikrus ankstyvuosius simptomus jau galime pamatyti vaiko raidoje. Tai pavyzdžiui, galime matyti itin didelį jautrumą prisilietimui, etiketėms, kurias reikia visas nukirpti nuo rūbelių. Taipogi galime matyti ir bendrus tokius motorikos problemas. Tai gali būti vėlesnis sėdėjimas, neropojimas, praleidžiama šita ropojimo stadija ir tada vaikas iš karto jau kyla ant pėdų arba pirštų galiukų. Gali matyti jautresnį emocinį foną, kada vaikas labai greitai susijaudina, yra verksmingas, labai sunku atsiskirti nuo mamos. Tai nebūtinai galbūt susijęs su vien tik tai raidos tam tikrais etapais, bet taipogi tai jau gali liudyti apie jautresnę sensorinę sistemą ir turime tai atkreipti dėmesį. Jeigu kalbame mes apie vaikų sensorinius poreikius, tai mes kalbam apie tai, kaip jie priima sensorinius dirgiklius iš aplinkos, juos apdoroja ar ne, ir kaip jaučiasi su tuo. Kodėl jie svarbus? Tai tiesą pasakius, jau 10 dirbu kaip logopedė, būtent su vaikais, kurie turi sensorinių sutrikimų ir sensorinių iššūkių įvairių. Ir pradžioje, kol aš neįsigilinau į šį sutrikimą, sakykime, tai labai buvo man pačiai daug klausimų ir neturėjau daug atsakymų, kodėl vaikas elgiasi vienaip ar kitaip, kodėl jo elgesys yra vienoks ar kitoks. Ir tų sprendimo būdų tada man buvo labai sunku surasti, kaip jam padėti. Tėveliai kreipiasi, ypač kai pradeda į mokyklą ten, kur reikalavimai ar ne kažkokie lūkesčiai, tada elgesio emociniai sunkumai, jau jie yra tokie ryškus, kad jau nepavyksta vieniems įveikti, nepavyksta jų sureguliuoti vieniems, tada jie kreipiasi. Gerai, ta prasme, geresnis variantas, kai tėveliai patys kreipiasi, ar ne, tokio vėlgi ieškodami pagalbos. Kai mokykla nukreipia, ar ne, tėvelius, tai dažnai vėlgi galima ateiti su įvairiais tokiais, ar ne, jausmais, gali tėvai ateiti išsigandę, nes jau mokykla nukreipia, gali ateiti supykę, nes jau mokykla pamatė ir tada noris labai ginti tokio gynybiškai, ar ne. Bet čia sakau, vėlgi kažkokio vieno modelio nėra, bet dažniausiai ateina, kai jau nesusitvarko patys. Labai svarbu paminėti, kalbant apie sensorinius iššūkius, kad yra dvi grupės.
Hiperjautrumas ir hipojautrumas. Ir jie bus visiškai skirtingi tie vaikai. Kaip sakoma, ypač jeigu dirbam su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, niekada nesutiksim tokio paties vaiko. Kada kreiptis į kineziterapeutą? Tai kokius požymius, simptomus pastebėjus reikėtų sunerimti ir pasikonsultuoti su kineziterapeutu? Tai pirmiausiai, jeigu pastebim, kad 2 mėnesių vyresni vaikai nefiksuoja, nefokusuoja žvilgsnio ir neseka. Jeigu pastebim bet kuriuo, sakykime, amžiaus tarpsniu nuo pat pradžių, kad labiau aktyvesnė viena kūno pusė, jūs pastebit, kad labiau judina ranką koją arba ranka koja vienos pusės mažiau juda, gali būti tik viena ranka arba koja. Jeigu matot, jūs, sakykime, patirėt, kad jums sunku aprengti vaiką, ypač jeigu yra rubelis per galvą ir reikia rankas įkišti rankovę ir jums yra sunku sudraugauti su rūbu, jeigu jis nėra susagstamas per priekį. Ką mes pastebim, kad nemėgsta, nenori gulėti ant pilvo. Tas gulėjimas ant pilvo irgi kokybinio aspektų irgi yra tam tikri ženklai, kaip teisingai turi gulėti. Taip? Jeigu jūs pastebite, jeigu vaikas guli ant pilvo, remiasi dilbiais, bet jis labai lošia galvą, tai mums irgi ženklas, kad jis guli ne taip, kaip turėtų gulėti, taip, ir tam tikros raumenų grupės dirba per daug. Tai mes tada turim būtent tas zonas, kurios yra per daug įtemptos, mes turim atpalaiduoti ir aktyvuoti tas, kurios yra silpnos. Tikėtina, kad jam sunkiau, sakykime, bus užsikelti kojas, kai guli ant nugaros, įsidėti tą koją į burną, taip, verstis teisingai, taisyklingai, taip, jam išeis verstis ant pilvo, bet jis pamatysim, kad verčiasi išsirietęs, taip, ką prieš tai minėjau, kad mėgsta tą galvą lošti, ar ne. Tai vėliau gali sąlygoti ėjimą ant pirštų arba polinkis stieptis emocijų metu arba nuolat eiti ant pirštų, nes būtent raumenys, kurie yra nugariniai pusėje, jie bus įtempti ir trumpesni negu tipiškai reikėtų būti. Ką aš noriu pasakyti apie elgesį, ar ne? Kas pasireiškia, jeigu vaikas turi sensorinių iššūkių, kaip pasireiškia per elgesį? Tai labai įvairiai, nes mes turim 8, ar ne, sensorinės sritis, nes, sakykime, vaikas jautrus garsui. Tai jisai jau veiksmais parodys, dengsis ausis, kai jam yra nemalonus garsas, ar jį dirgina kažkas. Tuo tarpu kitas vaikas gali kaip tik save stimuliuoti garsais, mėtyti daiktus, ar ne, nes dažnai sako, ar mokytojai skundžiasi, ką daryti, jisai nuolat barbena, jisai nuolat kelia triukšmą, tai kojomis, tai savo kūnų, tai daiktus mėto ir panašiai. Tai vėlgi mes galim paaiškinti būtent apie sensorinius vaiko iššūkius, nes jisai taip save stimuliuoja garsais ir jisai patenkina savo tą poreikį. Kai kalbam apie sensorikos sutrikimus, kartais galvojam apie tai, kad, tikriausiai tėvai, kurie augina vaikus su didesniais sensoriniais poreikiais, susiduria su didesniais iššūkiais ir greičiau patiria tėvystės perdegimą. Tai galima sakyti, kad tai yra labiau galbūt mitas negu realybė. Ir Belgijos institutas tėvystės perdegimo, kuris ištyrė labai daugelį tėvų, parodė jų tyrimai, kad tikrai tai nėra visiškai tiesa, nes tėvystės perdegimas labiau sietinas su kitais faktoriais. Tačiau jų tyrimai taipogi parodė, jog vaiko negalia ir didesni sensoriniai iššūkiai turi įtakos tėvų emociniai geroviai. Lina, turbūt esat girdėjus apie tėvystės perdegimą. Taip. Kaip iš savo patirties galit pasidalinti galbūt, kiek sekina galbūt tam tikros situacijos, kaip pačiai atrodo, kiek tos stiprybės reikia tėvams? Daug. Pirmiausia, reikia labai daug darbo.
daug darbo, reikia pirmiausiai susitaikyti su tuo, pamilti, išmokti džiaugtis kiekvieną dieną, suprasti, kad ši diena nepakartojama ir jeigu jin tau super praėjo, tai tu sakai, blemba, duodu 10 balų, nes tu eini kiekvieną dieną, čia ta terapija, čia logopedas, čia ergoterapija, tu kiekvieną dieną planuoji savo dienotvarkę, ne tik, kad tu į darbą eisi ir ką ten darysi, bet ką tu darysi po darbo, kokie tavo planai, ką tu šiandien su tuo žmogum mažuoju veiksi, darai ir tu matai, kad jisai galbūt nenori, jisai nenuotaikų, jisai pyksta, jisai pradeda isterikuoti ir tu galvoji, kaip ir bergždžias tas gyvenimas, toksai bergždžias tavo pastangos, tu tiek daug įdedi, galų gale tu nebeturi savo savaitgalių, tu nebeturi savo poilsio, nes paprastom dienom žmogus išeina į mokyklą, paskui raidos centrą, jisai turi užsiėmimus su savo bendraamžiais, su specialistais, ateina vakaras ir tu kiekvieną kartą galvoji, ką darysi ir matai, kad tau feedbacko atgal nėra, jis tau suisterikuoja, galbūt nori muštis, gal jis tau nenuotaikoje yra ir tu galvoji visas jėgas, kurias tai galėjai, atidavai, savaitgalį neturėjai, nes savaitgalį mes kažką turim veikti, kad nesėdėti prie telefono ir šiaip numesti tą žmogų, ar ne, kad kuo daugiau tų įspūdžių pamatyti, praeiti, gyventi ir tu matai, kad tau dar kaip ir blogiau ir tu blogai jauties, neįsilsėjęs, lauki kitos dienos, kaip praeis ar ne, bet kai praeina kitą dieną, galvoju, bet svarbiausia, nieks nenumirė, nieks nereanimacijoje. Ir dar noriu tiesiog tokią žinutę tėvams nusiųsti ar ne tėvams pasakyti, kad labai dažnai, kai mes girdime tą žinutę ir tokiu nori tą žinutę per klausimą. Ar žinutė, vėlgi tėveliai, kai skrendat lėktuvu, kokią žinutę sako, kai tokia stiuardesės bendra instrukcija, kaip elgtis avarijos atveju. Juk stiuardesės visą laiką sako, kam pirmiausia dedama deguonies kaukė avarijos atveju? Vaikui ar jums? Ir ko gero tikrai visi tėveliai pritarsite, kad yra sakoma, kad deguonies kaukė avarijos atveju yra dedama pirmiausia suaugusiam. Kodėl? Todėl, kad suaugęs pasirūpinę savim galėtų su tą kaukę pasirūpinti daug efektyviau tuo vaiku, kuris yra šalia jo. Kai kalbam apie sensorikos sutrikimus ir poreikius, mums yra labai svarbu suprasti, kad mūsų visą kūną veikia centrinė nervų sistema ir sensoriniai poreikiai gali kilti iš mūsų sensorinių sistemų, tai yra vestibulinės sistemos, kuri yra pati svarbiausia, propriocepcinės ir taktilinės sistemos. Kai kalbam apie šitos sensorinius visus iššūkius, poreikius, tai turim nepamiršti, kad žmogaus smegenys yra vienos ir visus tuos sensorinius jutimus vaiko, jaunuolio smegenys turi priimti, išrūšiuoti, suprasti. Ir kai vienų arba kitų poreikių arba iššūkių sensorinių kyla ir jų yra per daug arba jų yra per mažai, tuomet mes ir turim tam tikras probleminės situacijas, kada reikia paremti vaiką, padėti ir reikia suprasti pirmiausia, dėl ko kyla vienoks arba kitoks elgesys. Ar vaikas nori atsitraukti, ar jis užsidengia ausis, ar jis tiesiog patyrė tą vadinamą meltdowną, tai ir ištirpo tiesiog aplinkoje, nes jau sako, stop, viskas, nebegaliu. Tai kartais savo studentam netgi pasakoju apie tokią situaciją. Įsivaizduokit, kad jūs važiuojate automobiliu, yra tamsu, lyja, garsiai groja muzika ir jūsų draugai aplinkui labai garsiai kalba. Juokiasi, kalba, juda automobilyje, o jums reikia vairuoti. Ir, tokia įtempta situacija, tamsu jūs bandot prie vairo netgi dar pasižiūrėti, kur čia tas kelias, kur čia man vairuoti ir atrodytų, o kodėl čia taip svarbu, ar ne, kažkoks tas triukšmas.
Bet pirmas dalykas, ką jūs norite padaryti, norėdami matyti geriau kelią, pasakyti draugams truputėlį ramiau arba netgi išjungti garsiai grojančią muziką. Nes tai padeda jums susikaupti ir matyti kelią geriau. Kodėl? Todėl, kad smegenys jūs yra vienos, jūs gaunate vienu metu klausos, regos, kūno pojūčio, temperatūros, sėdėsenos, propriocepcinio impulso, kiek jūs ten įsitempęs esat savo viduje, ar ne? Begalė signalų paprastoje situacijoje ir jūsų smegenim reikia visą tai apdirbti. Ir kai yra šiek tiek grėsminga situacija, kad jūs galit galbūt ar paslysti arba nepamatyti kelio, nes tai yra sudėtingos vairavimo sąlygos, tai tuomet jūsų sistema be jokios abejonės ir siunčia signalą, tu kažką sustabdyk. Lygiai taip pat jaučiasi vaikas, jaunuolis, kuris jau artėja prie tam tikros emocinės, sensorinės perkrovos ir pirmieji simptomai tai irgi gali būti atsitraukimas, užsidengimas, akių, ausų, tam tikras, pavyzdžiui, pasikartojančių stimulų kartojimas arba krenkštėjimas vis dažnesnis. Tai gali būti tie vadinami stimai, rankų įvairūs judesiai, kurie jau pradeda labai reikštis, nes tikrai tai parodo tam tikrą nerimo lygį, nes yra kažkokia tai neaiški situacija. Na ir apibendrinant, ar ne, kalbam apie šitos sensorinius iššūkius ir sensorinius poreikius, tai svarbu paminėti, kad sensorinės sistemas turime mes visi. Tiesiog kalbant jau apie sensorikos sutrikimus, kad jie būna itin menki, tai yra lengvi, kuomet tikrai nekyla jokių didelių iššūkių žmogui ir jis gali pilnavertiškai gyventi visą gyvenimą ir dalyvauti įvairiose veiklose. Kai kalbam apie vidutinio sunkumo sensorinius sutrikimus, tuomet jau reikia žmogui pagalbos, tai ir aplinką reikėtų pritaikyti ir lygiai taip pat naudoti sensorinės dietos principus, nes tai padeda išlaikyti dėmesį, tai padeda susikaupti tam tikrose situacijose. Na ir kai kalbam apie jau sudėtingus sensorikos sutrikimus, tuomet kyla labai daug iššūkių ir dažnai jau visos sistemos, tiek taktilinė, tiek propriocepcinė, tiek ir vestibulinė, yra tikrai signalizuojančios tos raudonas vėliavėlės ir visuomet pradedam dirbti tikriausiai nuo vestibulinės sistemos, norint atliepti ir visas kitas, nes vestibulinė sistema yra pati svarbiausia, kaip jau sakiau, jinai susijusi su mūsų judesio erdvėje, su mūsų kūno pozicijos keitimu, su statinė dinaminė pozicija, pavyzdžiui, nori vaikas nučiuožti nuo kalniuko, ar ne, tai va čia statinė dinaminė pozicija ir vestibulinė sistema veikia labai puikiai. Ir be jokios abejonės už emocijas. Už emocijas, todėl kad vestibulinė sistema ne tik formuoja emocijas, tarkim, gali būti vaikas jautresnis, labilesnis, labiau prisirišęs prie mamos ir jeigu dar girdės, kažkokius tokius net pasakymus, kad, jis visą laiką, ar ten jinai visą laiką kažkaip prie tos mamos, negali nuo tos mamos atsitraukti. Tai iš tiesų, kadangi vaikų su vestibulinės sistemos jautrumu ir taip, toks savęs vertinimas gali būti menkesnis, prieraišumas labai didelis, ar ne, prie vieno iš tėvų, ir dar girdimos tam tikros frazės arba pasakymai, jie dar labiau gali sumenkinti vaiko, jaunuolio savivertę. Tai iš tiesų reikėtų vengti tokių komentarų, pasisakymų. Propriocepcinė sistema, dažnai tie tam tikri simptomai, signalai, jie irgi klijuoja labai daug įvairiausių etikečių. Tai sako, jisai visą laiką toks kažkoks išglebęs, jisai nieko nenorim, žema motivacija. Tai net ir žema motivacija gali būti susijusi su labiau propriocepciniam problemom. Tai todėl, kad tikrai labai sunku vaikui, jaunuoliui, kuris turi tą tokį, sakykime, išglebusią atrodo sistemą, daug reikėtų įdėti tam tikro impulso, kad tas raumenų tonusas pasikeltų, tarsi jisai būtų ten, nežinau, prie stalo tiesiau sėdėtų, tai arba sėdėtų nepasirėmęs galvos, tai
tiesiog tai nepriklauso nuo vaiko ar jaunuolio norų. Jo sensorinė sistema pradeda užmigti, kai tik atsisėdau, tik atsigulu, ar ne, jisai tiesiog labai atsipalaiduoja ir netgi raumenų tonusas jisai dar daugiau sumažėja. Tai tokiu būdu sensorinė dieta, jinai irgi padėtų įvesti tam tikrą balansą tarp judesio veiklų ir poilsio veiklų ir tuo pačiu pagerintų vaiko jaunuolio dėmesio sukaupimą. Na, o taktilinė sistema, tai be jokios abejonės, tai yra irgi toks truputėlį emocinis momentas, todėl kad taktilinė sistema, na, jeigu tu netoleruoji švelnių prisilietimų, žmonės socialiniam pasaulyje pakankamai daug liečiasi, tai yra ir duoda labas, ir stovi eilėje, ir atlieka begalę kitų veiksmų ir tavo taktilinė sistema visą laiką įsigandusi, kad neduok Dieve mane kažkas prilies, tai taipogi gali būti vaikas, jaunuolis jautresnis, nesitėti, nesivilkti kažkokių tai rūbų, gali nejausti temperatūros. Šiuo atveju sensorinė dieta galėtų padėti ir pralaužti ledus, būtent bijojimo šitų sensorinių simptomų ir ženkliai geriau atliktų tam tikras diskriminacinės funkcijas, kai mums reikia atskirti kažkokius tai dalykus, nes pirščiukai tą puikiai atlieka. Ir be jokios abejonės padėtų sureguliuoti mūsų supratimą temperatūrinio jutimo.